O, tai viskas va gerai, ta prasme. Tai labą vakarą dar kartą. Tai jo, tai pradėsim, ta prasme, jeigu kas nors pavėluos bus įrašas, tai viskas yra tvarkoj. Tai va, šiandien pakalbėsiu apie gan dažną temą, tai jeigu gerai girdit mane, tai kaip prekiauti naudojant statistiką ir tikimybės, nu, čia yra mano sistema sukurta. Pamatysite live demonstraciją, tipo, kaip iš tikrųjų veikia. Tai ir gausite vieną iš mano bazinių prekybos strategijų. Aišku, vien su ją naudotis ir būti pelningu, ta prasme, nebūsite, bet, nu, gal kažką, žinai, išmoksite, galėsite susikurti, nes reikalingos tam tikros sąlygos, ta prasme, tai jo. Bet šitą naują koncepciją, prekybos modelis leidžia prekiauti tik 15 minučių per dieną, tai viską apsvėsim ir apsvėsim, aišku, kuo skiriasi neigiamas ereras ir didelis ereras, daug aptarsim šiandien, tai važiuojam. Tai per 2 metus, kai prekiau naudodamas trumpai techninę analizę, tai aš visada galiu savo kartoti, pasakyti, kad buvau užsiėmęs, tipo, valandas, žiūrėdavau į grafikus, žinai, tipo, ten retestą padarė, ten break-even, tai visokie, tipo, SL, nu, kosmaras, ta prasme, tipo, nuolat nerimau dėl pinigų, ta prasme, tipo, dėl savo sandorių, tipo, bijau savim, ta prasme, tiesiog buvo tokia situacija, tai buvau piktas ir ant kitų, ta prasme, tipo, uždirbdavau, aišku, pinigus uždirbdavau, bet ir juos daug prarasdavau, vien pagal tą techninę analizę, ta prasme, ten retestai, ten break-even, tai ten liquidity, ta prasme, tipo, grabai, dar visokie, nu, nesąmonės, tai va, važiuojam toliau. Šiandien, kaip ir pradžioje video sakiau, kalbėsiu apie prekybą paremtą statistiką ir tikimybėmis. Jeigu nežinot, kas yra statistika ir tikimybės, tai, pavyzdžiui, kazino, jie visada laimi pagal tikimybę, ta prasme, tipo, nu, kazino uždirba pagal tikimybę, visada jie laimi, ta prasme. Tai parodysiu, kaip susikūriau kazino sistemą, nu, bet visada, nes kazino yra paremtas tikimybių sistema, tai ja. Okay. Tai prekybos modelis, kuris tikrųjų veikia. Tai yra paremtas tik statistikai ir tikimybės, paprasta, pavyzdžiui, matematika yra objektyvi ir niekados neklysta ir tai apima, kad tu jokių emocijų neturi, ten streso, fomo, godumo, nerimo, ten jokios techninės analizės, jokių sprendimų, jokių spėliojimų, ten kitų dalykų darymų. Tiesiog yra nustatyti žingsniai, tuos žingsnius atlieki ir viskas. Tai va. Okay. Tau tai reikia, skirtai, jeigu esi naujokas, nenaujokas, tau tai reikia personalizuotos prekybos strategijos paremtos statistika ir tikimybė, kuri leidžia prekiauti tik 15 minučių per dieną, pasirinkti dienas ir laiką, kada nori prekiauti. Gal, pavyzdžiui, man patinka prekiauti iš ryto ir aš, pavyzdžiui, iš ryto ten 15 minučių pasidarau, tipo, ir viskas, tipo, buy, sell, stop ir viskas. Ir toliau aš einu savais keliais, ten verslai, dar kažkas, tipo, rūpintis man, ten šeima gal kiti, nu tai jo, tai va. Tai viskas trūka, tai gerai. Jo, tai va. Svarbiausia būti be streso ir būti laimingam. Ir taip, tai aišku, nusikliu pinigų prekiautis. Bet šitą būtent strategiją ir leidžia. Nes jeigu palyginti, galėsim palyginti, pavyzdžiui, ICT, Smart Money konceptus, tai ta prasme, šitos strategijos gali leidžia tapti pinigų prekiautojai, bet aš manau, vis tiek, nu, tas win rationas, ta prasme, tipo, tai, nu, neaplenks statistikos ir tikimybės, ta prasme. Ir aišku, kurti neribotą kiekį strategijų, ta prasme, ne tik vieną. Tai tą parodysiu, ta prasme, keisim į praktiką, tai jo, tai yra prekyba, statistikai ir tikimybės. Tai nėra raketų motas, tai iš tikrųjų gana paprasta. Dabar pradėkime live demonstraciją. Bet prieš pradedant, dar kartą pakartosiu, kas yra strategija paremta statistika ir tikimybės. Tai strategija paremta tam tikrais modeliais. Jūs galite įsivaizduoti, kad būtų kažkoks patternas, bet tai nebus ten
headers orders patternas, ar ten double topas, žinai, tipo, bet tai yra kažkoks modelis. Jie kartojasi ir neturi jokių kintamųjų. Modelis niekada nesikeitė, jis lieka toks pat, kartais net tokie patys entry būna. Tipo, ne tą pačią dieną, gali būti po savaitės, tipo, po mėnesio. Pavyzdžiui, indikatoriai tai modeliai, kurie kartuos nuolat, bet mes nenaudojame indikatorių nuprognozuoti kainos kryptį, kaip tai daro 90% prekybininkų, bet mes naudojam juos kaip kontaktinius taskus sujungti į sistemą, ta prasme. Ir kas rinkoje kartojas, tai va, tas yra kontaktiniai taskai, mes naudojam indikatorius. Tai va. O 90% traderių jie naudoja kaip prognozuoti, ta prasme, ten spėliojimas, o mes nenaudojam. Mes naudojam tai nustatyti kontaktinius taskus, ta prasme. Jeigu, ta prasme, reikia, tai va. Tai gerai, dabar einam į Trading View-ą, tai padėsim. Vaizdą rodo, nerodo. Tai palaukit. Tai biskį persikeliam, Palauk. Va, change, jo, okay, gerai. Gerai, viskas truko. Ok, tai aš manau viskas gerai matot, ne vaizdą, jeigu gerai matot, parazykit, viskas tvarkoja. Tai va, tai mes perinam prie praktinės, gal kažkam greitai pasakiau, bet man svarbiausia, tai va, pereisim prie praktinės. Tai va, aišku, dabar, kas yra naujokai, vat, gal, pavyzdžiui, Giedrius yra naujokas, tai vat, pavyzdžiui, nori neįsmokti prekiauti, ne, tai reiškia, norite įsmokti prekiauti, ne, tipo, ką jūs čia matot, vat, grafikas yra, tipo, čia, žinai, ta prasme, YouTube'ai, ta prasme, tipo, jums rodo, tipo, va, čia techninė analizė, ten likvidumai, dar visokie, tipo, ir dažniausiai, kai tuos dalykus pradedi gilintis, taip, aišku, užsidirbti gali tų dalykų, bet, ta prasme, kai palygini, ta prasme, tipo, savo sukurtą sistemą ir jų, ta prasme, tai mano yra geriau negu ten, bet, kai yra nemokamai, tai, žinai, tai, taip, einam prie esmės, matote, ne grafiką, ta prasme, tipo, ir ten, kaip dabar čia užsidirbti, ta prasme, kaip čia, žinai, tipo, kažką, žinai, tipo, turi vieną pasidaryti analizę, ta prasme, likvidumui, dar kažką, žinai, tipo, labai daug streso, žinai, užima, ta prasme, stebėti, užsimėti alertus, tai va, tai, bet aš parodysiu, tipo, kaip veikia statistika ir tikimybės, tai, nežinau, aš gal pasirinksiu, ta prasme, nežinau, kokią porą, o čia, gal užsitildysim pasiimti reikia, tipo, tipo, jo, arba, gerai, paimam tokį. Ok, gerai. Viskas čia praktavos. Viskas yra tvarkoj. Gerai, tai aš sakiau, aš mėgstu prekiauti, tai nežinau, kokį 1 valandą, ne, tipo, geriausias laikas, ne, yra, tipo, ne. Tai čia visų pirma, kai mes prekiaujam, ne, tipo, visų pirma, ne, tipo, paaiškinsiu dalykų, kas eina į sistemą, ta prasme. Mes turim turėti, aš šiandien paaiškinsiu, kaip statistika tikimybė uždirba, paaiškinsiu 2 sąlygas, ta prasme, kad būtų pelninga statistika tikimybė, tai reikia 5 sąlygų, bet aš parodysiu 2 sąlygas, ta prasme. Yra 2 sąlygas parodysiu, 2 sąlygos yra tokios, ne, čia parašysiu. 2 sąlygos, tai sąlygos būtų tipo laikas, pavyzdžiui, 13 valandą, ne, tipo, prekiauji, ir nustatyti taskus high plus low taskus, tai va, čia būtų 2 sąlygos, ne, tipo. Trečia sąlyga gali būti kažkoks indikatorius, 4 vėl kažkas, 5 vėl, tai kad būtų pelninga. Tai va, su 2 sąlygom, su 2 taskais, prekiauti bus labai daug nuostolingų, ta prasme, tipo. Tai va, tai jo, bet aš parodysiu pavyzdžių, kaip yra, tos 2 sąlygos parodys, kaip iš tikrųjų yra lengva prekiauti, ta prasme, tipo. Kad nereikia ten sudėtingų strategijų, ta prasme. Tai va, tuoj.
Tai va dabar žiūrim, kokia čia diena. Ai, palauk, balandžio 8. Nu gerai, balandžio 8 žiūrim, dabar mums. Gerai, tai nustatysim 1 valandą, ne? Nu, tai 1 valandą, ne? O, tai balandžio 8 dieną, ne, tipo, tai gerai. Mums dabar reikia susirasti, tipo, iš tos pusės, nu gerai, mes nežiūrėm į tą pusę, karoči, kad būtų, žinai, mums reikia susirasti, prasme, high ir low taškus, žinai, tipo. Tai jo, tai aš naudoju tą... Plemba. Gerai. Žiūrim, ta prasme, nu, jis kitaip, man atrodo. Tai gerai, nusistatom, ta prasme, tipo... Nu, aš sakyčiau, taip, nu... Kur jūs matot high-low taškus, reikia nustatyti high-low taškus, nu. Tai... Geriausias valandos statytis, ta prasme, bet čia matai, ne, nu, va čia. Čia būtų aukščiausias taskas ir žemiausias taskas, nu, dėkim va čia, ne. Va čia buvo, čia 7, nu, taip ir yra jau. Jo, tai viskas yra tvarkoj, ne. Tai va, mes nustatėm 2 taškus. Gerai, kelias, kaip mes, ne, nustatėm, ne, tipo, taip, palauk, tai pažymėsiu, ta prasme, kad būtų, ne, tipo, ne, čia būtų high. High aukštuma, nu ir ta prasme, tipo, low taskas. Čia, žinai. Low taskas, o ten, ne. Ok, ne, tipo, ne. 1 valandą, tipo, ir dabar... Tai dabar, kur bus buy, ta prasme. Mes galim net nežiūrėti chartą, ta prasme, žinai. O čia, matai, čia kyla viskas, ne, tipo, tai čia sortinta, čia pirkti mums nesmė. Mes ant high darom buy stopą, tipo. Buy stopą darom, tai va, pavyzdžiui, va čia, atidarom. Buy stopą, net. Darom buy stopą. Va, čia nesveikai pipų 1000, viskas yra gerai, ta prasme. Tai va, ne, ir va, mes einam iki 0,5%, ne, 700, kai čia pipų, čia 1000, ne, tipo. Ir paskiau atidarom dar kitą atidarom, ta prasme, tipo, atidarom, ne, apačioj, ne, biškė. Aišku, pipų sulyginam SL, ta prasme, kad būtų. Čia būtų 1425, tai čia kažkur irgi 1425. Viskas tvarkoj. Čia viskas easy, ta prasme, tai čia, ta prasme, čia. Bet kad būtum pelningas, reikia 5 sąlygų, tai va. Tai dabar man negali pasidaryti, va. Viskas, mums... Žiūrėk, mums antrą, žiūrėk, mes 1 valandą užstatėm buy stop orderį, tipo, ne, ne, tai reiškia mane, 1 valandą užstatėm buy stop orderį, tipo, ir ta prasme, tipo, ir 1 valandą užstatėm buy stop orderį ir mums aktyvavo, tipo, 3 valandą. 3 valandą įsivaizduoju, ta prasme, mes 1 valandą įsistatom mane, tipo, 3 valandą informuoja, kad aktyvuotas buy stopas, mes tą, karoči, tipo, sell stopą, vat, įstrinam, tipo, įstrinam mane, tipo, viskas, ne, įstrinam mane, tipo, ne, įstrinam ir leidžiam judėti, nu, toliau, ta prasme, žinai, tipo, jo, leidžiam judėti toliau, kas bus, ne, leidžiam, ir paskiau uždedam, tipo, uždedam antrą orderį, tipo. SL-as būtų entris į pirmo orderio būtų ėjimo taskas ant antro orderio, tipo, tada uždedam, tipo, antrą orderį, tipo, ir tada būtų perpus mažesnis, ta prasme, 25 erai, ta prasme, kas kartuoja, perpus mažesnis būtų.
kad žiūrim, kaip pirmam orderiui sekas, tipo, jūs ten čilina, ta prasme, gal vaikai, gal seimai, jūs neįdomu, jūs nežiūrite čartą, viskas tvarkoja, ne, tipo, žiūrit, nieko, ta prasme, ir ateina 23 valandą, ne, tipo, ne, 23 valandą, ne, pasižymė mane, daneiškia mane, 23 valandą, ir nenuėjo, ta prasme, kur reikėjo, bet tu esi pliusė, ta prasme, tada tu rankiniu būdu užsidarai, vat prie tos kainos susidarai, ta prasme. Tai jeigu rankiniu būdu, va čia užsidarai, ta prasme, ne, tipo, ane, tai būtų 0,414 yra, tai ta prasme irgi, tai ta prasme. Tai svarbiausia susidaryti, ta prasme, tipo, ir viskas susidarai, ta prasme, tipo. Tai čia būtų 0,4, tai tokiu atveju, tada tu, ką darai, tada 0,4 errorus pasiemi, tipo, arba kitaip 0,4 procentą, ta prasme, plus procentų, tu uždirbai, ta prasme, tipo, jo. Tai va, jeigu vieną, tai va. Ir tada įstrinė, ta prasme, tą sell stopą, viskas, elementari matematika, tipo, viskas, žinai, taip. Paprasta, žinai, tipo, nu, galiu dar pavyzdžiuką parodyti, tipo, gal kažkokį kitą porą, žinai, tipo, tai, gal GBP, gal kažką tokio, žinai, per daug tas Jonesas, tai palaukit, biskį grįšiu, ta prasme, tai parodysiu kitą porą, tai va. Okay. Okay, viską. O tai gerai, judam toliau, tai jo, tai viską. Tai gerai, tada, gerai, tai kaip jau sakau, bazinė strategija sudarė iš, dar kartą pakartosiu, dviejų sąlygų. Du sąlygos, tai yra bazinės, bazinės sąlygos, ne, tipo, bazinės sąlygos, taip, matė, pirma sąlyga, tipo, 13 valandą, ne, tipo, prekiauti, ne. Nu, tipo, nu, mes dabar nustatom, bet kada, antra sąlyga, pirma, ir high plus low, tipo, identifikuoti, nu, kažkas toks, nu, identifikuoti, nustatyti taskus, kas tokio, tai va, tai viskas tvarkoja, ne. Ir čia nesvarbu, kaip jūs identifikuosite, ta prasme, tipo, ar ten blogai kartais nepamatot, čia nėra esmės, arba čia, žinai, kartais yra sunkiai tuos taskus nusieti, bet, nu, kaip yra, taip yra, žinai, tipo, jeigu pirmas treidas nepaeina, visados antras paeis, bet esmė, paskui pakalbėsim, tipo, kaip reikia atlikti backtesus, tai dabar, tai gerai, tada kokią dieną čia man, karoči, tipo, irgi gal 8 dieną, ne, 1 valandą. Ne, gal dabar paimsim, karoči, 8 valandą, gal padžiau noriu 8 rytą prekiauti, viskas susimatėm, GBP. Na ir šiaip, dar pasakyčiau sąlygą, trečioji, kokias svarus, ten eurus, ta prasme, geriau 8, ta prasme, iš ryto, ta prasme, tarp 8 iki 12 valandos geriau, žinai, tipo, nes nu pirmos, tipo, nu, statistika ir nelabai veikia, ta prasme, GBP, ta prasme, tipo, nu, nes dalį New Yorkas daugiau tokių, žinai, tipo, tai, jo, bet vis tiek, 8 ryto, tipo, žinai, tai, ir mums dabar čia reikia nustatyti
Antras high low taškus, tai dabar žiūrim, tai dabar, vas, matau, kad, tipo, va, čia būtų high taškas, ne, nu, galit kartais pagal lainą nustatyti, tai, va, čia yra labai paprasta, tai prasme. Tipo, ir koks būtų low taškas, artimiausias low. Tai žiūriu, čia ir būtų tas taškas, taip, va. Nu ir va šitas taškas būtų. Nu gali būti praeitos, tipo, arba tipo high, tipo gali praeitos, va, tai čia va, dėsim low. Tai va šitas low'as būtų, va, nu, taip ir nustatėm, ta prasme, tipo, ne. Tai kaip ir sakau, žinai, tipo, čia užsirašom būtų, tai būtų high taškas, high aukštuma, ir čia būtų žemuma, ta prasme, pačioj būtų žemuma, ai, tai čia gerai. Low, ne, tai va, viskas tvarkoja, ne. Tai va. Tai matom, gražiai juda čartas, jeigu taip nežiūrėtumėt, ne, viskas tvarkoja juda čartas, ne, nežinau, gal sortint nuo tos vietos, ne, tipo, gal aš, pavyzdžiui, nuo tos vietos pirkščiu, ne, tipo, o ne, vat, pavyzdžiui, va, tipo, labai gerai, va, čia kažkoks yra, tipo, matau pagal techninę analizę, va, tą, ne, tipo, padarė testą, čia gal kažkas, ne, tipo, gal tą vietą čia mus gal pirkščiu, gal biskį, o gal visi va čia kažkas va čia pasimanipuliavo, gal nuo tos vietos reik pirkti, na čia jau priimi sprendimą, ta prasme, tau nereik priimti sprendimų, ta prasme. Nustačiai high, low, tas kai viskas yra tvarkoj. Ant high taško, ką mes, ant aukštumos, ką mes dedam, perkam, ant žemumos parduodam, ta prasme. Tai va, tai, tai žiūrim, ką turim, tai dedam tipo, tai va, ir dabar žiūrim, ta prasme, ir va 100 pipų. Ne, kaip ir sakiau, čia nustatom taškus, ne. Pradžią nustatom du orderius, ta prasme, žinai, tipo, kad būtų, žinai. Vas, du orderius užsidedam, ne, tipo, tiek high'us, tiek low užsidedam. Rizika, ta prasme, gali jums standartinė rizika, tai 1%, ta prasme. Tai jeigu, karoči, pirmas orderis, ne, atsidarys, paims TP, tai 0,5% uždirbsit, tai jeigu antras, ta prasme, tipo, taip, jo. Bet, vat, dažniausiai dabar žiūrim, ką turim. Tai dabar, ne, vat, jūs susidėjot, karoči, 8 ryto, tipo, tradą ir 8:30 aktyvavo tradą, tai jūs įstrinat, tipo, sell stopą, ne, ir buy stopas, ne, tipo, pasiliko, ne, tipo, kažkas tokio, ne, ir tada uždedat sekantį orderį, tipo, ne, bet tada, karoči, tipo, paima, tipo, sekančio orderio, tipo, SL, karoči, tipo, ir uždedat į entry, ta prasme, tipo, ir va, ką būtų, okei. Ir tada, karoči, tipo, 0,5%, tipo, dažniausiai aš siunčiu, vat, kažkas tokio, o 0,5%, ne, nu, kažkas tokio, čia 0,5%, nu, čia būtų jau naujas sell stop orderis, kai aktyvavos buy stopas, ne, tipo, seną įstrinat buy stop ir uždedat naują, tipo, naujas būtų per pus mažesnis, tai, nuo 25, 0,5% RR, tipo, jeigu nepasitekt, nu, žiūrim, kas bus. Jūs ten čilinat susieima, ta prasme, taip ar kas kitas verslą gal turi, nu, neįdomu, žinai, bet vis tiek, žinai, treidė, tai einama, tai čartai, neįdomu, kokias ten žvakės, ta prasme, tai gal, svarbiausia, kad likvidumas yra, tegu važiuoja, taip, nesvarbu, kokias ten žvakės, bulis, berės, neįdomu, karoči, taip, čilinam toliau, ta prasme, kas gal žvejoja, ta prasme, gal kažkas alų gelia, gal kažkas garažiukę remontuoja, žiūrim, ir pys, hitina take profitą, tipo, ir dabar siek pažiūrim, hitino take profitą, ne, tipo, ne, 12 valandą hitino take profitą, jūs, karoči, per 15 minučių ar ten 30 nustatė tos taškus, ne, viskas, ne, tvarkoj, uždėjote, ne,
ir viskas, tipo. Likusias valandas dėvėt sistemai, viskas. Nu, 0,5% turi, ta prasme. Tada įsinat antrą orderį, nes jūsų, karočią, kaip sakant, diena yra baigta. Tai va, viskas, ta prasme, einat į kitą dieną, ta prasme, tipo. Tai va, tai dabar grįžtam prie teorijos, ta prasme, atgal į medžiagą. Ok, tai viskas tvarko, ok. Man čia reikės grįžinėti, nu nieko. Kaip pakentėsi, nes turbūt gerai girdės. Gerai, tai kaip atrodo bazinė prekybos strategija teoriškai, tipo, kas pasakojo, tipo, praktiškai matėt, bet kaip teoriškai atrodo, tipo, parodysiu, tipo, tai va. Tai bazinės strategijos žingsniai, tai mes atliekam, kaip ir sakau, žingsnius po trupučiuką, mes nespekuliuojam, ta prasme, tipo, kur ten matėt spekulaciją, ta prasme, tipo, kaip kiti traderiai spekuliuoja, mums neįdomu, ta prasme, mums neįdomu, kur eis vakės, man neįdomu, žinai, tipo, ten būdės aberis, bet mes atliekam bazinės strategijos žingsnius kiekvieną kartą. Tai jo, kas čia trūko. Tai mums neįdomu, ta prasme. Tai va. Mes turime atliekti savo strategijos žingsnius. Jeigu mes esame susikūrę strategiją, mes atliekam kiekvieną kartą tuos strategijos žingsnius ir viskas, mums neįdomu. Tai pirmas žingsnis, koks būtų, kokį jūs laiko nustatėt statistikos ir tikimybę savo strategijoje, ta prasme. Jeigu 1 valandą mes prekiam, okei. Mes 1 valandą turim atlikti ta prasme, tipo, kaip sakant, žingsnių. Antras žingsnis yra nustatyti high ir low taskus, viskas. Tada užsidedam buy ir sell stopą, viskas. Ketvirtas žingsnis, jau čia automatiškai, jeigu vienas orderis aktyvuojas, mums tada reikia ištrinti seną, jeigu ten, tarkim, buy stopas aktyvavus, ne, tipo, ne, tai mums reikia ištrinti seną sell stopą ir tada uždėti naują sell stopą. Rodžiau praktikoje, tipo, ir viskas, penktas, jau čia tada automatiškai, jeigu suveikia TP arba SL'as, ta prasme, tipo. Tai, ta prasme, jeigu pirmą tradą, karočią, paima SL'as, antras tradas TP, štai uždirbi, tai, nu, ta prasme, jo, tai viskas. Ir šį procesą kartuojat vėl ir vėl, ta prasme, tipo, kiekvieną dieną, ta prasme, tipo, aišku, dar pabandysiu vieną sąlygą, ta prasme, kad net prie šitą pirmam žingsniui, kurio nustatyti 1 valandą prekiauti, visada pasižiūrėkit naujienas, ta prasme, tipo, ar nėra kokių ten FOMC meetingų, ten ar CPI, ar Bank Holiday, nes dažniausiai takoja tai, ta prasme, tipo, nu, nes neįmanoma bus, ta prasme, tipo, nes dažniausiai atveju bus, garantuoja, bus 2 salai, ta prasme, neįmanoma prekiauti, ta prasme, tai yra neprofesionalu, tai per naujienas iškart vieną dieną atkrenta. O toliau šį procesą kartuojat vėl ir vėl, jeigu sandoriai neuždaryti iki 23 valandos, kaip ir rodžiau su 30 tai buvo, tai uždarome rankiniu būdu ir įstrinam visus ten orderius, ta prasme. Kaip ir sakiau, tiesiog seki paprastus žingsnius, jokių sprendimų. Tai ta prasme, jokių sprendimų, ta prasme, nėra, ta prasme, tipo, ten jokių, turi siekti žingsnius, ta prasme, tai va. Bet aišku, tie žingsniai gali daugiau susidaryti, ta prasme, nes, nu, jeigu, nes dabar aš parodžiau 2 karočių, tipo, tuos punktus, karočių, tipo, praktikui, tipo, bet taip gali būti, bet taip reikia su 5, ta prasme, einam toliau. Tai prisimink, tai tik bazinė strategija. Ir ką aš rodžiu, tai yra 2 sąlygos. Lengva naudoti, nieko sudėtingo, čia gali bet kas. Aš manau, net vaikas, man atrodo, 12 metų galėtų tai padaryti, ta prasme, tipo. Nu, bet kas toliau, tai su ta,
kaip sakant, bazinę strategiją, aišku, su 2 sąlygom, aišku, tu nebūsi pelningas, bet tu gali gerinti win ratio, keisti risk to reward, optimizuoti strategiją ir leisti tikimybėm dirbti tavo naudai. Nu, kaip čia, kaip sakant, tu duodi pinigus kažkam ir tau padaro pinigus, ta prasme, čia jo. Bet tau nereikia pačiam, ta prasme, tipo, ten kažką analizuoti, įdėti, ta prasme, tai čia, žinai, tai, jo. Ja, turite atlikti, tai jeigu bent ir darysite kažką su statistika ir tikimybė, tą bazinę strategiją ten su 2 sąlygom, ne, tipo, tai atsiminkit, kad jūs turėsit pasidaryti backtestus, kad sužinosimėte, koks yra win ratio, tipo, ne, bet vis tiek, jeigu jūs darot backtestus, ne, jūs vis tiek su 2 sąlygom, nu, nelabai, ta prasme, vis tiek, jeigu jūs ten pridėsit, jeigu jūs turėsite, dažniausiai pelningi yra strategija, kai jūs turite 5 sąlygas, statistikos ir tikimybės. Jeigu turite 5 sąlygas, tada jūs atlikite backtestą, kad sužinotumėt, koks yra win ratio, kokie yra rezultatai, ta prasme, kiek kartų pasitaiko maksimalus drawdownas arba ten, nu, koks yra maksimalus nuosmukis, koks yra vidutinis nuosmukis, kokie yra ilgiausia nuostolių serija. Va čia dabar prieinam, kokia yra ilgiausia nuostolių serija. Tai kai jie dalinuos su savo bendruomenė signaluose, ne, tipo, aš galiu pasakyti, tipo, aš, pavyzdžiui, prekiauju indeksas, tai ta prasme, bet su statistika tikimybėm tu gali bet ką prekiauti, ten kripto, ten ethereumų, bet ką prekiauti. Man patinka indeksas, prekiauju indeksus, bet esu labai daug įsitestavęs, tai mano ilgiausia nuostolių serija, ta prasme, yra, jeigu taip skaičiuojant nuo metų, ne, tai 2 mėnesiai, ta prasme, būna nuostolių serija, ta prasme, 2 mėnesiai, ta prasme, būna nuostolių serija, ta prasme, 2 SL, tai va, ok, bet tai yra viskas ok, bet likusiai mėnesį 10-9 mėnesiai būna pelningi, ta prasme, būna, nu, laimingos, ta prasme, serijos, ta prasme, būna, tai aš taip skaičiuoju, taip žiūri tradingą, bet kiti žiūri kitaip, ta prasme, ten kitiems rūpi ten A++ setupai, ta prasme, ten likvidumas, dar kažkas, tai jeigu palygintum, ta prasme, tipo, kas daugiausiai ten uždirba, ar ten, jau, jeigu ten reikėtų paklausti, ten, nu, Smart Money Concept arba ICT traderio, tipo, pasakyk man, koks tau yra win ratio, kokie tau yra tam, nu, maksimalus nuosmukis, vidutinis drawdownas, kokia nuostolių serija, tai prasme, nu, tai abejoju, ar jie pasakys, ta prasme, tipo, nes, nu, vat jeigu jūs dabar įsibacktestintumėt savo statistikos ir tikimybių strategiją, tai yra tikras backtestinimas, tipo, ir nuo čia prasideda tikras kelias į pelningumą, ta prasme, nu, nežinau, nes kitų strategijos nemačiau, ta prasme, tai va. Nu, tai va, jūs turite, pasakau, galima ir su 4 sąlygom, ta prasme, tipo, pasimėginim backtestinti arba su 3 sąlygom, tipo, taip žinoti, kokią pinigų valdymo riziką taikyti, ta prasme, nes apie riziką, tipo, aš ant pirmų orderių dedu 1%. 1% dedu, tai jeigu nepaina, ne, tai aš dedu antrą orderį 10%. Tai pas manęs esu apsibrėžęs riziką, kad aš galiu dienai skirti minus 1% daily nuostolio, nu, dienos nuostolio, minus 11%, bet reikia suprasti tokį dalyką, kad ne kiekvieną dieną man pasitaikės minus 11%, jeigu ten pasitaikytų 20 dienų iš eilės, tada galiu sakyti, kad tikimybių sistema neveikia, ta prasme, tipo, tai, bet jo, bet nepasitaiko, tipo, jeigu pasitaiko, kai sumanipuliuoja kažkur, jei nėra naujienų, bet vis tiek būna kažkas susimanipuliuoja, tipo, tada tokia atsitinka išskirtinė diena, kad 2 SL, ok, tai minus 11%, bet tada mėnesius darau, jeigu teoriškai turėtum daryti su minus 1%, tai tu sudarau su minus 2%, bet vis tiek kitą mėnesį, tipo, tu greičiau atsistatai, ta prasme, tu vėl padarai, tipo, 8%, arba ten 5 ir vėl, ta prasme, tai va, svarbiausia nėra streso, ta prasme, tai va. Va. O dabar pakalbėkim, kodėl ilgalaikį perspektyvai negative RR'as gali būti geresnis negu ten, kaip kiti sako, dideli RR'ai ar dar kažkas tokio. Tai paprasčiausia, žinai, tipo,
Tai jeigu mes lyginame ne didelę ererą su 1/3, tai laimi retai, nes tu ieškai, ta prasme, tu, vat, kas būna man su savo patirties, neieškant didelis ereras, tai tu stresuoji, kada pagauti entry, kada pagauti įėjimo tašką, ta prasme, tipo. Tai, nu, labai daug laiko užtrunka, tipo, jam emocijos kaip perdėgi, ta prasme, tipo. Tu, vat, sakau, reikia labai gero timingo, ta prasme. Dažnai būna ilgos minusų serijos, tai su didelis ererais, patikėk, būna, ta prasme, tiesiog, sėdėm break-even, antrą dieną, tipo, biški nusimiau, tipo, pelną, trečią dieną, tipo, minuso serija, ketvirtą seriją vėl minuso serija, nu, į taip eina, ta prasme, tipo, o su negatyvi ereru, net, kad tam 0,5%, ne, ereras, tai, ta prasme, tu laimi dažnai, ne, tipo, ne, laimi dažnai, bet kai tu laimi dažnai, vis tiek svarbu galvos nepamesti, nes, nu, vis tiek, ta prasme, kažkada bus tas dailinis nuostolis, ta prasme, kad susitvarkytum, bet esmė mažiau streso, daugiau stabilumo, ta prasme, tipo. Ir ta kreivė neįsikraipo, ta prasme, grafikų, ta prasme, balanso, to juda biškai į viršų, ne, tipo, viskas, ne, kad ir būna kažkoks, kad bus kažkurį mėnesį vienas neigiamas mėnesis, bet ta kreivė, nu, nebus tokia didelė, kaip ir pas tų, kurie naudoja didelius ererus. Tai va, nu, kaip ir sakau, prekiautėms sunku psichologijas, kai atsilaikyti, kad ir 5-10 nuostolių iš eilės ten išlaikyti, ne, tipo, bet lengviau yra, ta prasme, mažus minusus, kurie pasitaiko labai retai, ta prasme, išlaikyti, ta prasme, tipo. Bet jie laiko, kurie prekiausi dideliais ererais, nes, nu, ta prasme, sėkmė, ta prasme, arba kažkas tokio, nežinau, ta prasme. Bet, nu, nenoriu, ta prasme, kritikuoti jų, ta prasme, jeigu, aš, kas jie galima užsidirbti su tai dideliais ererais, bet mano tikslas yra, ta prasme, aš turiu sistemą, kur per metus aš tiksliai 9-10 mėnesių būna, karoči, tipo, pelningi, ta prasme, nes tai yra statistika tikimybė, nu tai žinot, ta prasme, o ten didelė ererą tu negali prognozuoti, kad tau bus 9-10 mėnesių pelningi, nes vieną metą, kažkada suprekiavau su dideliais ererais, ne, tai baisu, ten buvo, jaučiu ten, kiek ten buvo minuso, tai ten 30% win ratio'as, ta prasme, ten buvo, jaučiu, kokie, nu, labai masai, daug nustolingų mėnesių, tai va. Tai va, statistikos pranesumas, tipo, win ratio'as 8,5, nu tai va vėlgi, tai va. Nu tai va. Plus rinka nėra, kaip sakant, antras rinka nėra ten perfect trendas, didelė ererai veikia tik tada, kai pagauni didelius trendus. Nu tai va, arba juda koks range'as, daro fake-outus, kismus SL, arba žiūrėk, kismus SL, ne, tipo, ne, ir paskui vėl nueina, ta prasme, link TP, ta prasme. Čia ne kartą buvo tokia situacija, ne, tipo, ta prasme, jums irgi pasitaiko, kad kismusą ir nueina į TP, ta prasme, jeigu, ta prasme, jūs, ta prasme, sustatykas statistikai tikimybę užsistatote, ne, jūs nežiūrite į chartą, bet kai nueina iki TP, jūs galite pažiūrėti, ne, kartais, ne, grafiką. Tai jūs matot, kai jis buvo viską netoli SL, bet jis ir atšoko, ta prasme, nedidelis SL jis gelbėjo, ta prasme, o mažas niekaip neįsgelbės, ta prasme, tai va. Tai aš noriu pasakyti, kad risk to rewardas pats savaime nieko nereiškia. Svarbiausia yra turėti aukštą win ratio'ą, statistiką, ta prasme, tipo, ir discipliną, ta prasme, tipo, ir, ta prasme, ta prasme, tie rezultatai, ta prasme, tipo, parodžiau, kaip atrodo statistika, tikimybė, kaip pats prekiauju. Galim net pažiūrėti, ta prasme, tipo, su compounding, ta prasme, taip, kaip veikia compoundinimo efektas, ta prasme, tipo. Tai va, palyginti, ta prasme, tipo. Gerai, tai viskas trunka, nu gerai. Dabar, kad čia nieko negera. Ok, tai gerai. Gerai. Tai nežinau, tai prasme, su kokia pinigų suma jūs prekiaujate, ne, tipo, daleiskim. Užsimatom gal 1000 eurų, tipo, nu, savais pinigais, tipo, daleiskim, ne, tipo. Nesvarbu, ten, C30 indeksas ar GPP
dieną, ta prasme, daleiskim, 0,5% į dieną, tai nustatoma, ne. 28, ne, tipo. Nu, matom, mes turime, ne, daleiskim, ne, 20 dienų, ne, tipo, ne. Ne, tipo, ne. 20 dienų, ne, tipo, ne. Po 0,5% į dieną, ne, tai mes mėnesio pabaigoje turim 10%, ne, nu kas, preliminariai, ta prasme, ne, minimaliai, kiek mes galime dirbti, 10%, ne, tai yra labai pakankamai yra gerai, ta prasme, tipo. Tai jeigu jūsų statistikos ar tikimybė, ne, winratios, ne, į mėnesį yra 80%, ne, tipo, ne, daleiskime, ne, tipo, nu, tipo, ne, tai va, nuo 100, nuo 100 eurų, ne, tipo, ne, uždirbot, gal, žinai, nebus taip, kad ten 100 eurų dirbsit 10%, uždirbot 80 eurų, nu, tai 8%, tai yra labai gerai, ta prasme, bet jeigu jūs naudotumėt, nežinau, ta prasme, ten, kur kiti naudoja 3 erarus į dieną, ne, tipo, nu, tai čia būtų 3% į dieną, tipo, nu, tai 80%, nu, tai be šansų, ta prasme, nu, tai ta prasme, nežinau, ta prasme, nu, tipo, jeigu jis 8, nu gerai, jeigu ten, darėm 3% į dieną, ne, 3%, ne, tipo, ne, kurie žaidė su dideliais erarais, ne, plius minus, ne, tipo, ne, 800, ne, tipo, 800, ne, tipo, ne, o jeigu jų winrationas yra, darėsim, 30%, tipo, ne, nu, jie tik tai 240 eurų pasidaro. Bet dabar jauti skirtumą, ne, tipo, kur atrodžio ten 80 eurų, kur prekiavo statistika ir tikimybė, ne, kur ten laiko praktiškai jie, statistika, tikimybė, jeigu tu prekiauji, tu per mėnesį laiko gal sukaisi kokias 4-5 valandas, ne, tipo, iš viso. Ne, bet, o jeigu tie, kur su dideliais erarais prekiauji, nu gerai, tarkim, jų winrations yra 30%, ne, tipo, tai jie gal negauna 800, tai aišku, padaro 200 eurų, ne, bet kiek jie sugaišta valandų prie čartų, prie grafikų, ta prasme, tai gal padaro 0, ta prasme, dar krenta, nu tai čia vėlgi, žinai. Ir taip, karočiui, tipo, vis tiek, jeigu žiūrint, karočiui, į kitokį mąstymą, tai kokie hedge fundai, ta prasme, bankai, ta prasme, tai jie po 0,5%, po 1%, ta prasme, jiems jau yra gerai, ta prasme, žinai, jiems nereikia, ta prasme, žinai, tipo, jiems yra ir, ta prasme, ten 3-5%, ta prasme, tipo, tai va. Sakau, jeigu turiu 8% winration, ta prasme, mėnesį 80 eurų, ta prasme, ir tai veikia compoundinimo būdu, ta prasme, tipo, tai prasme, turi kiekvieną dieną varyti, ta prasme, ir viskas, padaryti, tipo, net, tie 5 eurus ir viskas. Ir varai, tipo. Čia yra nuoseklumas, ta prasme, tipo. Tai va. Tai va, čia yra nuoseklumas, ta prasme, tipo. Tai nežinau, gal turi kokių klausimų, ta prasme. Rašykit į chatą, gal kažką tokio, tai. Jei kažkas nesupratų, galiu dar paaiškinti kažką, žinai, tipo, tai jo. Atmetinčiau. Nepalatomės. Tik aš gal dar galiu čartą grįžti, prasme, tipo, tai va. Tai va viskas, ta prasme, 0,5%, nu. Nu, tai va. Šiaip galim pasiskaičiuoti, ta prasme, nuo intro atidarimo, kiek užtruko, tipo. O, arba, blėn. Ok, 1 diena.
Nu jo. Viskas gerai, ta prasme, tipo, jo. Nu, pusę procento, nu, ko norėtų, ta prasme, tipo, tai jo. Tai galim kažką pasižiūrėti. Tai gerai, dabar paskaitau chatą. Ai, jo, tai dabar apie high low, nu tai dabar gal apibendrinant, ta prasme, tai tipo. Tai aš pasakiau, aš pasakiau bazinės sąlygas dvi, ta prasme, tipo, kitų neskleisiu, ta prasme, jūs galite, ta prasme, tipo, patys pamėginti, ta prasme, pasikūrinėti, ta prasme, tipo, aišku, jūs nedėkite ta prasme, į laivą, ta prasme, žinai, tipo, į laivą, nes, nu, ta prasme, su tom dviem baziniam sąlygom jūs neusidirbsit, nu, ta prasme, jūs neusidirbsit pinigų, nes, ta prasme, realiai, ta prasme, gali būti daugiau nuostolių, ta prasme, tai jūs kažką, nežinau, gali kažkokią sąlygą, nu, jeigu norit likvidumą pridėti, bet aš nesu bandęs, nežinau, reikia testuoti daug, net, bet jeigu norit kažkiek užsidirbti, galit naudotis mano signalais, bet vėlgi, aš turiu paaiškinti rizikos valdymą, tai čia jau kitam, ta prasme, susitikime tą dalyką galėsiu paaiškinti, ta prasme, tipo, bet dabar aš gerai atsakysiu, kaip identifikuoti, ta prasme, tuos high low, ta prasme, tipo, nu tai, žinai, tai, nu, kokį čia porą pasimti vėl gal eurą, kurio čia paimti, ta prasme, tipo. Tai, žinok, nėra svinginimas, ta prasme, tipo, aš statistiką tikimybę prekiauju, tipo, 5 minučių grafiką. Žiūrėk, aš dažniausiai statistiką ir tikimybę naudoju 5 minučių grafiką, tipo, prekiauti. Nu, tipo, ne. Bet high low'us dažniausiai rekomenduoju nustatyti, ta prasme, tipo, 1 valandų grafiką, kartais 30 minučių, ta prasme, tipo. Tai daleiskim, jeigu, pavyzdžiui, eurą užsidėp, nu, jūs norit prekiauti, kada čia buvo, palauk, penktadienis, ne? Nežinau, gal penktadienį, jo. Tai daleiskim, penktadienį jūs norėjot prekiauti, ne? O tas 8 ryto, ne? Tipo, va, čia pasižymėtų, svarbiausia, šitą reikia pasižymėti, ta prasme, tipo, kaip ir sakau, žinai, vertikal linija, ta prasme, ne? Esmė, šiandien, kad tas, va, tai va, dabar, ne? Ir, tuoj palaukite. Va čia. Bet bus įrašas, ta prasme, tai vis tiek, nu va, dabar, va, tai va. Tai jo, tai mes žiūrime į tą pusę, tipo, tai va, tai vis tiek reikia, va, pagal lainą nustatyti, tipo, kuris aukščiausias būtų, nu, man atrodo, kad abu, ta prasme, tai žiūrėk, aš, va, pat pažiūrės, tipo, ne, aš, va, pažiūrė, tipo, nes pagal kandalą, pagal žvakės man įdomu, ta prasme, kaip nustatyti tus high lows, ta prasme, aš, va, pažiūrė, pasirenku lainą, ne, tipo, ne, ir va, čia, ne, čia aš matau, kad yra high lows, ne, tipo, ne. Tai čia būtų prie tos dienos. Tai mes prie tos dienos turim nustatyti. Mūsų pasopame prie tos dienos ten high low, tai kažkas tam. Tai jo, nu tai va, tai dabar žiūrėk, ne, tipo. O čia būtų high'us, ne, tipo. Aišku, čia gal nek nebūtų, o čia būtų lovas, ta prasme, tipo. Nu, tai vėlgi, tipo, jo. Viskas, ta prasme, nusistatymą, ne, tai čia, jo, ta prasme, tipo, čia būtų. O. Aš paskiau jungsiu mikrofonus, galėsit kažką. Tai matai, high, net ir paskiau yra low, ne, nu, low taskas. Viskas. Kaip būtų paprasčiau, karoči, tipo, ant high, ne, tipo, dažniausiai ant high buy, ne, buy stopas, ne, tipo, ant low tasko, sell stopas, ne, tipo, jo. Bet sakau, žinai, tipo, bet kuom skiriasi, kad, tipo, kai turi daug sąlygos, turiu 5 sąlygas, ta prasme, tipo, tai yra confirmation, ta prasme, tipo, tu atlieki tas sąlygas, ne viskas, tipo, čiunk, ta prasme, tu gali enter in trade. Kai turi 2 sąlygas, nelabai gali enter in trade, nu, čia, žinai, ta prasme, tipo, jeigu aš turiu, karočią, labai retai tus 2 salus, ne, tipo, 2 stop lossus, ne, tipo, labai retai turiu, tipo, ne, tai čia, jeigu su 2 bandžiam sąlygos, nežinau, kiek tu gali stop lossų turėti, ta prasme, tipo, tai reikia labai daug įsitestuoti, ta prasme, tipo, bet, nu,
Na, bet tai, kam patinka, gali pamėginti susikurti tą strategiją, ta prasme, tipo. Tai jo. Tai dabar žiūrim, ką turim, okei. Ir va, tai taip ir nustato jo. Tas, va čia. Aš valandos grafikinį, va, čia ir čia nustatau, tipo, ir viskas, taip nustatau ir viskas, žinai, tai va. Jo, tai va. Žiūrim toliau. Ne, atsiskatu. Ne, geriau, žinai, tipo, paprekiaut, žinai, tipo, su manim paskiau, žinai, tipo, tai va, tai užbaigiant šitą temą, tai jo, sakau, turi du pasirinkimus, šiandien tai, karočiui, pirmas kelias, kaip jau sakau, pristačiau bazinę strategiją, ne, tipo, ne, dvi sąlygos, ne, tipo, o, gali testuoti, nežinau, jeigu kokį indikatorių naudoti, ir gali būti kaip sąlyga, jūs pamėginkite tiesiog, tai prasme, tipo, pats, žinai, nu, nesakau, bet jūs tiesiog, jeigu turit sąlygas, ta prasme, gerai įsibėgtesinot, jūs tiesiog netiduokit šiaip savo kažkam, žinai, tipo, nes nu, tai yra pelninga strategija, ta prasme. Pirmas kelias eiti vienam, testuoti viską pačiam, ilgai nematyti realaus pelno, nu, ieškoti veikiančių sąlygų. Ta būdu prarasti laiką, pinigus, motyvuoti gal tik mėnesius ar net metus. Antras kelias dirbti su manim, ta prasme, tipo, tai realiai, ta prasme, naudotis mano signalas, net, tipo, nuo pradžių ir uždirbti jau nuo pirmos dienos, tuo pačiu, galim sakyti, va, kurti savo strategiją kaip ir nuo pirmo kelio, ne, tipo, ne, bet tada jūs remiate statistiką ir tikimybė nespėliojama, ta prasme, aišku, greitinė rezultatai yra aiškus kelias, ta prasme, tipo, paskiau, žinai, tipo, gal padėsiu jums tą strategiją, žinai, tipo, kaip sakant, optimizuosiu, ta prasme, žinai, pagerinsiu win ratio, ta prasme, žinai, tipo, nes, nu, jo, ta prasme, čia yra, ta prasme, to darbas, žinai, tipo, jo. Ja, bet sakau, žinai, jeigu ten naudoja signalus, ne, tipo, ne, uždirbę, ne, tipo, ne, nu, esmė yra suprasti, ta prasme, esmė ne tik yra uždirbę, bet suprasti tą rizikos valdymą, ta prasme, noriu, kad suprastumėt, nes man irgi, kai kūriau strategiją, irgi buvo sunku, čia, žinai, 1% rizikuoti, paskui 10%, 11% dienos nuostolių turės, nu, baisu, ta prasme, bet, nu, kai tu viską ištestuoji, ta prasme, kai tu pripranti to rizikos valdymą, ne, tipo, tai kitaip jaučiasi. Pirma, žinai, sakyčiau, gal įsmokti, ta prasme, tipo, su mano signalais dirbti, ne, tipo, ne, su rizikos valdymu, ne, tipo, ne, o paskiau, žinai, tipo, kurkit, ta prasme, strategiją prie to pačio, ta prasme, gal paskiau pasakys tas 5 sąlygas, bet esmė jo, tas dalykas, jis man dabar, kai ateinat iš kokių didelių erarų, ne, tipo, ir kurios buvo atėjęs, nu, va, žinai, yra protų nesuvokamas, žinai, tipo, nu, kaip čia, žinai, tipo, neigiamas eraras, žinai, tipo, jo, turit, žinai, tipo, įsibandyti, žinai, patys, žinai, tipo, tą dalyką, žinai, tipo, pajausti, žinai, tipo, jeigu jums tas dalykas tinka, žinai, tipo, aš galiu pasakyti, žinai, tipo, jeigu vieną porą, nu, tai minimum gali uždirbti 10%, ar 8%, ne, tai jau yra gerai, ta prasme, jau yra gera strategija, ta prasme, žinai, tipo, nes tie, kurie žaidžia su dideliais erarais, jie neprognozuoja, ta prasme, tipo, jie neturi, ta prasme, jie tiesiog, oi, padariau šį mėnesį 200%, ar ten 20%, ta prasme, tipo, ir, ta prasme, įsėmiau kitą mėnesį, o tiesiog, nu, nuostoliam sėdžiu didžiuliam, ta prasme, jie neprognozuoja, ta prasme, aš net galiu sakyti, kad dideli erarai kaip koks lusimas yra, ta prasme, tipo, tai greitai pistis likviduoti, o neigiamas eraras kaip tik yra long term yra pelningas dalykas, ta prasme, tipo, tik reikia geras sąlygas turėti, ta prasme, tipo, ir viskas, bet reikia, žinai, tipo, įsimėginti, ta prasme, nes, nu, palyginti, kur yra didelis eraras, ne, tipo, ten irgi yra kitoks rizikos valdymas, čia yra dar kitoks, ta prasme, tipo, tai, žinai, tipo, tai, žinai, jeigu patinka statistika ir tikimybių, ne, tai reiškia mane tos, ne, tipo, sistema, ne, tipo, nu, tai okei, tada galim kažką važiuoti su tais, nes čia yra statistika ir tikimybė, tada, jo, bet, nu, gal, žinai, tipo, tu pasiliksi prie to, žinai, tipo, didelių erarų, bet, nu,
su didelės serijos ir gali uždirbti, bet kai pagalvoju, kiek emocijų laiko, ta prasme, ten susinaudoja, ta prasme, tai realiai, nu, nežinau, ta prasme, tipo, labai daug, ta prasme, tipo, tai va. Tai va. Tai ačiū, kas klausėt, tai laikas klausimams, tai va. Tai jo, žiūrim, ką turim. Tai va. Tai tu, čia šitą neįdėjau, tai va. Tai jo, tai ačiū, kas klausėt, o dar gali, tai va, skausai, nes, nu, kaip sakiau, žinai, turi du pasirinkimus, ta prasme, kaip ir sakiau, žinai, čia viskas yra paaiškinta, žinai, tipo, jo. Nes dažniausiai kiti to dalyko nepasiūlys, nes jie, karoči, tipo, remiasi, kas yra YouTube'ai, tapas, IGT, ten Smart Money Concept, ta prasme, tipo, kažkas tokio, žinai, tipo, nu, jie, ta prasme, tipo, viskas, kas yra iš YouTube'o sukurtas, žinai, tipo, tai va. Ant to kokiam laiko, žinai, tipo, struko, žinai, tą dalyką, žinai, tipo, nes, nu, tai va. Bet aš susikūriau statistiką ir tikimybės, tai, nu, yra žiauru, ta prasme, tai labai gera sistema, ta prasme, tipo. Ir visada aš turiu tokią filosofiją, jeigu nori, kad tau tradingas, ta prasme, tipo, duotų rezultatą, turi daryti kitaip, ta prasme, kas nėra YouTube'ai, ta prasme, tipo. Tai net nežinau, šitą dalyką aš paviešinsiu, ta prasme, bet vis tiek, tai yra bazinė, ta prasme, strategija, tai nežinau, ta prasme, tai niekada nepanaudot, bet suprasti esmę, kad, tipo, nu kaip yra lengva prekiauti, ta prasme, žinai, tipo, tai va, žinai, tipo, nu, o kas čia buvo, tai aš sakau, žinai, tipo, turite įsimėginti, ta prasme, nežinau, ta prasme, įsimėginti rizikos valdymą, ta prasme, statistikos tikimybę, ne, tipo, kaip dėlioti tos signalus, ne, tipo, nu, kad jo, jeigu patiks, tai tokie, tada galite pradėti kurti strategiją, gal kažką ten, tas 5 sąlygas, gal kažką atskleisti. Nu, vienu žodžiu, tas yra, bet turite įsimėginti, nes sakau, kai esate įlindę tos didelius errorus, tai yra sunkus, žinai, tipo, jo, įsei, ta prasme, žinai, tipo, gal, nu, nežinau, aš tai negrįšiu prie didelių errorų, man tai, žinai, man realiai ir per mėnesį yra 3 procentai yra gerai, ta prasme. Jeigu ten padaro viskas ir tu, ta prasme, tu sistemo, tu pasitikė sistemą, ta prasme. Tikimybė, nu ir viskas, žinai, tipo. Tai va. Tai va. Nes matau, turėtų net Giedriau, tu supratai, kas ką, tipo, kaip yra lengva prekiauti, ta prasme, tipo. Ne, nu 5 sąlygos yra kaip confirmations, kai yra patvirtinimas įeiti, ta prasme, į rinką, ta prasme, tipo, viskas, tai, tipo. Nu, o nuo dviejų, karočią, tų sąlygų, kurios pasakiau, jūs galite pradėti kurti strategiją, galite ten, nežinau, pridėti gal kokią RSI indikatorių ar dar kažkam. Jo, ta prasme, tipo, jo, tipo, tai tas ir yra dalykas, žinai, tipo, nežinau, bet jūs nepriema, ta prasme, sprendimus, ta prasme, žinai, tipo. O tu galite nustatyti, pavyzdžiui, tipo, gal trečia sąlyga kažkoks tai indikatorius, ne, o tai nustatyti, pavyzdžiui, jeigu tame indikatoriuje tokia linija perslenks, ne, tipo, okei, tada, okei, viskas truko, tai yra sąlygas, žinai, tipo, taip galite nustatyti, prasme, tai man, žinai, tipo, bet tai yra, nu labai, bet tas pradžio 2 sąlygas, ne, nu, kaip yra lengva prekiauti, prasme, tipo, tai va, kai kiti, tipo, nu, tu man į tradingą pagalvoja, lemba sunkus dalykas, žinai, tipo, lemba čia analizuoti tą, nudegimas, perdegimas, nu vienu žodžiu, jo, yra reikalų, ta prasme, tipo, tai jo, tai va, yra reikalų, ta prasme, tipo, nežinau, gal atmutin, gal kažkokių klausimų turėsi gyvai pakalbėsim, tai va, taip ir yra, tai va. Oi, blemba. Tuoj, palaukit, atmutinsiu. Kur šitas... Turėjo tai, ta prasme. Gerai. Nu, girdit kažkas?
Edvinai girdi? Alio. Tai palauk, kad mutinsiu tą platinti. Ne, nu, bet turi kas girdėtis. Nu, girdit kas, alio. Alio. Nu. Na, sakau, tuoj sutvarkysim viską. Tai tu galėti kalbėti, negali, bet kaip čia padariau? Niek negali, tai ką tu reikas pridirbai, na. Eik tu, na. Nu jo. Tai kas tu čia? Ai, bet tipo jaučiam, bet tai kaip karočiui yra tipo tas dalykas. Nu palauk, tu sutvarkysi, ta prasme. Žiūrim, ką turim. Bet tai kaip suprasti, ta prasme. Bet tai kai čia viskas yra nustatyta, nu jo, čia yra. Čia negali būti kažkas kalti. Bet šitame, kad reikia padėti, tipo. Kas čia yra? Bet tikrai neleidži kalbėti. Ką tu padarėjęs neįsivaizduoju. Gerai. Yeah. Nu, gerai, ta prasme. Nu. Nu, kas ką supratai.